Dar prieš keletą metų Audronė buvo laiminga. Pagimdė antrą sūnų, turėjo šeima besirūpinantį vyrą, įsigijo būstą. Atrodė, kad likimas šypsosi. Deja, labai staigiai viskas sudužo į šipulius. Šeima, namai, o galop ir Audronės sveikata. Šiandien moteris jau nebesvajoja apie šeiminę laimę. Vienintelis jos noras išgyventi. Likti šiame pasaulyje tam, kad galėtų užauginti vaikus. 3 metų Luką ir 7-metį Mantą. Prasidėjo pilvo skausmai ir tiesiog kviečiau greitąją ir nuvažiavom į centrinę ligoninę. Padarė echoskopiją ir rado kaip limfmazgius padidėjusius. Ir po to padarė kompiuterinę tomografiją. Tai ten aiškiau pasirodė, paėmė biopsiją ir tada jau biopsija parodė, kad yra piktybinis kasos navikas. Ir tada skubiai operavo? Ir operavo tada. Operacija buvo labai sunki, truko 6 valandas. Po savaitės prasidėjo vidinis kraujavimas, operavo 2 kartą. Ir kitą dieną vėl operavo, statė stentą. O ką daktarai sako, kaip pavyko operacija? Lyg tai, kai jie sako, kad operacija pavyko neblogai, kad jie pašalino didelį dalį kasos, pašalino blužnį, 28 limfmazgiai buvo. Ką jie matė, jie viską pašalino. Tai kai jie sako, kad pavyko ta operacija, kad dabar tik tai chemoterapijos reikia, kad ten primušti. Kol mama buvo ligoninėje, berniukus prižiūrėjo močiutė, vyro mama. Buvusiam sutuoktiniui sūnelius Audronė bijojo palikti. Nenorėjau palikti, nes būdavo porą kartų, praeitais metais, kad palikdavau, tai čia jis atsivesdavo kompaniją ir tiesiog gerdavo ir vaikai matė, nors aš nenorėjau palikti. Net nežinau, kas tai pakeitė mano vyrą, sako Audronė. 8 metus gyvenom kartu, nieko mums netrūko. Rūpinomės vienas kitu, susilaukėm vaikų. Pasiėmė paskolą, nusipirkom butą, pradėjom remontą. Metus laiko skaityk, daugiau negu metus pusantrų normaliai čia išgyvenom šitam bute ir mokėjom čia tą paskolą ir viskas. Ir po to susidėjo čia su kaimynė ir išėjo iš namų tiesiog. Neįdomu nei vaikai, nei tas butas, nei nieko. O tą paskolą mokėjo? Paskolą iš karto mokėjo, nes jis kaip išėjo iš namų, jis iš karto ir prarado ir darbą, nedirbo. Tai stovėjo darbo biržoje, tai tiesioginių debitų tiesiog atskaičiuodavo iš jo kortelės. O dabar paskola visai nemokama, nes aš neištraukiu už savo pajamas, o jam neįdomu nieko. O didelė ta paskola? Dar kažkur tai apie 50 000 reikia. O vaikiukus tėtis lanko? Ne. Vaikai labai reagavo sunkiai, tikrai. Jau šiais metais tai jų atpratė, nemato tiesiog atpratė. Praeitais metais tai tikrai. Išvažiuodavo jis dar, kol buvo teisių nepraradęs, tai čia mašina prie langų, tai jie rėkdavo, verkdavo, tėti, jis tiesiog įsisukdavo ir išėjo. Bet žinau, kad buvo keletą kartų grįžęs ir jūs vis tiek priėmėt. Jo, aš iš karto grįžinėjau, galvojau, gal dėl vaikų gyventi viskas, bet va taip savaitę čia, savaitę ten, savaitę čia, savaitę ten. Taip pagaliau sakau, tai apsispręsk arba ten, ar kiek tas vaikus galima ir man nervus gadinti. Tai kai išėjo, tai ir išėjo. Bet paskui vis tiek dar buvo kažkokios situacijos, kad jis jums padėjo, kai jūs prašėt. Ar nebebuvo? Ne, jis jau visai nieko, kuo jis padėjo. Jis kaip išėjo, tai ką jis gaudavo iš biržos šiaip, tai atskaičiuodavo tą paskolą. Taip jam buvo neįdomu, ar vaikai turi ką valgyti, ar neturi ką valgyti. Tai daugiau negu metai jam neįdomu. Aš neturiu pinigų, sako. Sako, aš pats neturiu ką valgyti, ir jam neįdomu. Audronė stengėsi kaip be išmanydama. Sau skanesnio kąsnio atsisakydavo, viską atiduodavo vaikams. Kilogramai tiesiog tirpte tirpo.
Dabar tikra manekenė, skausmingai šypteli ji. Netekau daugiau nei 30 kg svorio. Deja, draugė ir sveikatos. Audronė gydosi ten, kur pati dirba jau 16 metų, Santariškių ligoninėje. Tik pastatas kitas, bet visai šalia, pro langą matosi. Gerai man čia, sako moteris, tarp savų. Kolegės net keletą kartų per dieną užbėga. Iš tikrųjų baisus šokas visoms buvo ir padėjom, kuo galėjom, bet aišku, ta pagalba, kokios labiausiai reikėtų sveikatos, tai čia mes padėti negalim, pridėti to, o kažkuo tai padėjo. Ir lankyt, ir tokias mes akcijas darėm, renkam tai pinigėlius, tai dovanėlės. Nu vienu žodžiu, nepaliekam mes juos, nepaliekam. Kiek galėjom, kiek čia mūsų jėgos leido, mes įgelbėjom čia ir skambinomės ir su gydytojais pasikalbėdavom, ir vedėja, ir aš, ir kolektyvas visas lankė, ir slaugytojos, ir žodžiu, norėjom visko, kad žmogus pajustų, kad kažkas tai juo dar rūpinas, kad jis yra svarbus, čia yra labai svarbu šitą, man atrodo, šitam etape, kada žmogus laukia operacijos, galų gale po operacijos, kada jinai buvo reanimacijoje. Po to į skyrių buvo perkelta ir ten lankėm ir kiek galėjom, padėjom, paskui namo parvežėm ir namo buvom parvažiavę čia po savaitės, pamatėm, kad jinai silpnai jaučiasi, pasiprašėm apylinkės ten jų gydytojos Paberžės, kad duotų siuntimą į mūsų tą Raudonojo kryžiaus ligoninę. Paguldė ją ten savaitėj, pastiprėjo, su lašelinėm sustiprėjo, klausėm, galbūt dar nori šiek tiek pasistiprinti, bet tom ypatingai lašinės yra labai svarbu, nes jinai labai nusilpus buvo po tos operacijos, bet jinai sakė, kad jinai šiek tiek atsigavo ir kad jinai nori važiuoti namo. Ir va, žodžiu, po savaitės jinai parvažiavo namo po tos ligoninės, dabar liek šiek tiek geriau, vis skambinamės. Tai kaip dabar jaučiatės, Audronė? Nu, kaip kada. Kartais diena geriau, diena blogiau. O tai kas blogai būna? Skauda? Nu, skausmų tai tokių nėra skausmų, bet maistas visai nelenda ir atsikeli iš ryto, kojas dreba, rankos dreba ir nieko tiesiog negali daryti. Bet aš nepasiduodu, šypteli Audronė. Vaikai juk ir taip labai susikrimtę, tad mama turi būti stipri. Mažiuką dar būtų Anyta prižiūrėjusi, bet 3 mėnesius nemačiau, labai pasiilgau. O ir jis tiesiog veršte pas mamą veržėsi. Išgyvena tas vyresnis, tai supranta ir tas mažiukas, tai kiekvieną vakarą tai ir meldžiasi abudu ir žegnojasi ir tas mažiukas atsigula, atsisėda iš karto čia, jis persižegnoja, kad tik tai mamai sveikatos.